Apie ligas pakalbam porą minučių, kaip aš jų atsikračiau. Visų ligų, visų. 100%, 100%, 100%, 100%. Visų. Nebesirgu. Viskas. Uždraudžiau visom ligom būti mano kūne. Taip, nebesirgu jau nuo 2012 metų. Beveik dabar jau paskutinius metus, ta prasme, toks laikotarpis, netgi keli metai, kad jau netgi slogos nebeturiu. Taip minimaliai ateina ir dingsta. Tokioj apgavystėje visi sėdėm, kad yra sunku, labai sunku patikėti, labai sunku suvokti tokius dalykus. Ir čia nėra lengva, pripažinti, kad nereikia vaistų gerti, kad nereikia pas daktarų eiti, kad gyvenimas pasikeičia, kad nereikia ieškoti eiti ligų, kad nereikia gerti kažkokių, visokių preparatų, nei žolelių, nei cheminių vaistų, sunku pripažinti tą. Ir žmonės dėl to kapanojasi savo gyvenime ir viskas gerai, atrodo, ne? Bet blemba, čia yra visiškai ne mūsų kaltė, kad mes sergam. Visiškai. Užkniso mane, visiškai ne mūsų kaltė. Nuo pat mažens aš turėjau šlapime matė kraują. Pas mane. Nuo pat mažens, nuo mažų dienų. Ta prasme, aš nemačiau, aš šlapinausi ne krauju, bet mikroskopiškai. Ten, kai tikrina, šlapimą, ar tu sveikas ar nesveikas, ten šlapimą tikrina irgi. Ir, visą laiką rasdavau nuo mažų dienų man kraują šlapime. Ir, kodėl taip yra? Nieks nežino. Tai gali būti visą gyvenimą ir nieko tau neatsitikti. Kartais tai būna, kartais taip gali būti. Blemba. Jūs nenoriu keiktis čia. Erzina. Reikia būti ramiam, jeigu čia nervinsis, vėl irgi negerai. Užknisa tokie dalykai. Ir tai visiškai buvo ne mano kaltė. Tai buvo visiškai ne tai, kad man kažkas negerai. Man viskas buvo gerai ir puiku. Kol netėjo kažkas ir apgavo mane, ką aš turiu valgyti, ko aš turiu nevalgyti, kaip aš turiu elgtis. Kažkas prikibo dar eteriniame lygyje ir dėl to ir buvo kraujas šlapime. Tu galvoji, tu čia vienas gyveni ant šitos žemės. Žiūrėk, kiek ant tavo kupros yra lervų prikibę ir visokių interferentų eterinėme lygyje. Pažiūrėk. Neina tau pažiūrėti, dėl to, kad tau neleidžia pažiūrėti. Tos pačios lervos ir interferentai visokie. Taip apgavo mumis visus čia kiekvieną, tai yra netikėtina. Aišku, čia daug galima kalbėti savaitėm, kas čia yra, kas čia vyksta, taip toliau. Bet mumis žiauriai apgavo, sumanipuliavo. Ir turim dabar, ką turim. Ir viskas iš eilės, ne vien ligos, viskas iš eilės. Alkoholis, cigaretės, narkotikai, visos ligos pradžioje, ne? Visos ligos, visos. Aš tau sakau, visos ligos, tai visi alkoholiai, draugystės tarp vyrų ir moterų, skyrybos visos, kančios visos, moteris kenčia, vyras kenčia. Tu galvoji, moteris irgi čia šventuolė?
Aš žinau tokią šeimą, kur, kur moteris yra tamsioji, grinai tamsioji, gimusi čia, žmogaus kūne. Ir 2 vyrus nugyveno, 2 vyrus palaidojo. Su 3 gyvena dar. Jį gal irgi greit laidys, jeigu nepasikeis vyras pats. Taip nuvaro, kad žiauru. Žiauru, tiesiog žiauru. Šeimoje visos problemos iki 100%, visos. Pykčiai gatvėse tarp žmonių, kas dar blogai. Nelaimės visokios žmonėm namuose ar lauke, kas dar. Ir visos kitos tos nesąmoningos, tos įstatymai visokie kiekvienoje šalyje, visokios ten, sakie, kaip tas vadinasi, užmiršau žodį. Viskas yra melas ir apgavystė. Tiesiog kažkas sako, tau reikia daryti taip. Žinai ką? Visi čioškit nachrin iš mano realybės, iš mano pasaulio. Nieko man nereikia daryti. Nieks man neturi aiškinti, ką man daryti. Aš pats esu savo gyvenimo kūrėjas. Lietuvišką patarlę dar turim. Pats esi gyvenimo kalvis, ne? Kaip ne ta patarlė? Taip ir yra, va protėviai mūsų žinojo. Dar yra išlikę tokių visokių dalykų. 100% esame savo gyvenimo kūrėjai. Atsakingi už savo gyvenimą esam 100%. Tikrai žinau, tikrai. Aišku, dabar gal daug ką nesuvokiu, ką aš čia kalbu, bet taip yra. Kas atsakingas už tavo gyvenimą? Tavo mama? Tavo tėvas? Tavo brolis? Tavo žmona? Tavo vyras? Klebonas? Prezidentas? Kas atsakingas? Jeigu tu nori duoti jiems gali, taip, gali duoti. Ir paskui eiti šaukti prie kažkokių ten simbolinių rūmų, kad ir ateiti basas, kad ir pasivadinti basos ten kažkas tai. Nenoriu išsutapatinti, bet gali paskui eiti ir iš pradžių duodi leidimą, kad tau jie duotų gyvenimą gerą, o paskui, kai jie neduoda, paskui eini basas ir prašai jų, kad reikia man, kad tu duotų man gyvenimą. Supranti, ką aš noriu pasakyti? Aišku, daug kas turbūt nesupranta, apie ką aš kalbu, bet Taip, tu esi atsakingas už savo gyvenimą, 100%. Mes esam čia, kiekvienas žmogus esam autonomiški. Vaikus tėvai apsaugo, o paskui, kai užauga, viskas. Vaikai autonomiški, tėvai autonomiški, kiekvienas žmogus autonomiškas. Kiekvienas atsakingas mes esam už savo. O mumis taip gavo sumanipuliavo, kad kažkam tai reikia mumis saugoti. Kaip jie sako? Dėl tavo saugumo. Žinai ką, apsišykit visi, aš esu labai saugus ir be tavo saugumo. Niekas neprašė saugoti manęs. Niekas tavęs neprašė saugoti manęs. O kaip nebesirgti? Pavyzdžiui, kaip nebesirgti? Atsijungti visas lervas, interferantus eterinėme lygyje nuo tavo eterinio kūno. Viskas. Tiesiog per sekundę tu pasijausi gerai. Tiesiog per sekundę.
geriau pasijausi iš karto. Iš karto. Supranti? Nereikia ten laukti savaitės, mėnesio, metų, ar dar kažkiek tai laiko. Per sekundę. Tiesiog per sekundę. tą patį momentą. tą patį momentą. Aišku, kažkam gal labai didelė naujiena čia yra, bet ir nežinai apie ką kalbu, bet, tai reikia tau tik pabandyti ir viskas. Nieko tu neprarasi, žinai, tu gali pabandyti, jeigu tau nepatinka, tai tu gali eiti atgal, žinai, rūkyti, gerti ir krapštyti pimpį ant lovos, žinai. Viskas gerai, čia yra tavo laisva valia, žinai, kaip ir mano laisva valia čia kalbėti, taip ir tavo laisva valia gyventi taip, kaip gyvenai, žinai. Atsikratom visų lervų, interferentų, egregorių, kurie siurbia energiją tavo ir viskas. Mes sveiki, drąsūs, stiprus ir vikrus ir viskas. Tą patį momentą. Aišku, ten reikės gal biškį palaukti, ten, kol kūnas susinchronizuos su savo visom sistemom, žinai. Bet tą patį momentą viskas puiku, žinai. Aš nebesirgiu, jau 14 metų aš jau nebesirgiu. 14 metų. Buvo ten vienas momentas, buvo priepuolis, skausmo priepuolis buvo šone, žinai, bet aš papasakosiu vėliau apie tai. Parašiau vienam profui, nuėjau pas kitą profą, sutvarkė, pamatė, sutvarkė ir viskas gerai. Aš visiškai, čia biškai, žinai, taip emocingai, žinai, kalbu, bet aš visiškai nepykstu ant tavęs ir ar aš gerbiu tave ir aš tik tais pykstu ant sistemos, kad mane jie taip apgavo. Ir jų čia neturėjo būti, tuos sistemos, kas kuruoja tą sistemą, jų čia neturėjo būti. Čia per prievartą tie visi. Pažiūrėk, eteriniam lygiai, ką matai. Paklausk. Aš noriu pamatyti, kas man trukdo gyventi. Užsimerk ir paklausk to. Pamatysi, kas ateis. Iš pradžių turbūt ateis pilkas rūkas virš tavo galvos, žinai. Net neleidžia tau matyti tai. Taip, čia reikia suvokimų kelių, nes jeigu tu dabar, žinai, nieko nesuvoki, tai, žinai. Ok, čiau, pasimatysim, čiau.